Yes. Ok, visų pirma, tai taip, aš esu visiškai be makiažo, tai yra labai keista. Bet ką jau padarysi? Visų antra, sudėliau visus savo makiažo pagrindus ant stalo ir jų atrodo daug mažiau negu turėtų būti, žinant, kiek aš išleidau pinigų per visus šitus metus ant jų. Tai va, esu vienoje Facebook'o grupėje ir pastebėjau, kad labai daug kas klausia, kokius rekomenduosit, kokius išbandėt makiažo pagrindus. Aš esu labai šviesios odos spalvos, kas gali padėti, ką pasirinkti, taip toliau ir panašiai. Tai man nusprendžiau užsidėlioti viską, ką turiu ir aptarti viską, ką aš pirkus ir ką rekomenduočiau, ką nerekomenduočiau, kas tinka kokiai odai ir taip toliau ir panašiai, ką aš naudoju ant klienčių, ko aš nenaudoju ant klienčių. Pirma, ką aš daugiausiai naudoju ant klienčių, kur naudojau Londono mados savaitį, kur naudojau visose ten Londono mokyklose ir taip toliau ir panašiai. Pagrindinis dalykas, ką visi turi, nes dabar, kai tik išėjo, visi išsipirko žiauriai greitai. Labai brangu, bet ką jau padarysi. Bobbi Brown paletė turi ir visas spalvas, kokių gali tik tais prireikti makiažo pagrindo ir visas spalvas maskuoklio. Labai geras dalykas, labai brangus, bet labai geras dalykas. Tinka visoms spalvom, maišyti galima tarpusavy, labai gerai dengia, labai intensyviai gerai dengia, bet vis dar atrodo natūraliai. Mes, bent jau mados savaitį, kiek mes naudojame, tai mes jį naudojame maskavimui ir truputį lengvai paretušavom ant odos, o tada jeigu jau reikėjo kažką dar labiau išlyginti, uždengti, tada jau ėjom su kažkuo skystesniu, nes čia yra tiesiog bomba. Tiesiog bomba. Bet žiauriai geras dalykas, labai faina, labai jėga naudoti. Labai rekomenduočiau. Jeigu nenori tikrai pirkti labai brangaus didelio dalyko, tai čia yra tas pats, kaip yra Bobbi Brown Stick Foundations, tai tiesiog tokiais pagaliukais, kaip lūpdažiais jau parduoda. Jie man atrodo kažkur po 20 plus minus eurų, tiksliai dabar nežinau kainų. Aš visas kainas pažiūrėsiu ir parašysiu po video tam apačioj dalykė. Toliau, ką turiu? Turiu Clarins Tint Hot Everlasting Foundation, va tokį. Pirkau labai seniai. Gal vos ne pirmas mano toks pirkimas, kur buvo, mama, žiūrėk, aš labai noriu, pažiūrėk, man tinka spalva, perkam, davai. Ir labai brangu tuo metu buvo. Ir nusipirkau, pasidažiau, pavaikščiau 2 valandas ir pasidariau umpa. Tai patarčiau, to nepatarčiau, žinau, kad daug labai kam patinka, bet gal tiesiog su mano oda netaip sureagavo ir iš karto oksidavosi. Šitą dabar, kadangi jis buvo brangus ir man jo labai gaila išmesti, aš jį šitiek metų jau naudojau tik tais ant tokių dalykų, kurių neliečia mano odos. Pavyzdžiui, jeigu turiu kokį nors latekso dalyką ant veidą, tai kad padengčiau spalvą normalią, tai sumaišau su šituo ar padengiu šituo ar kažką tokio. Nes tikrai spalva gera buvo man, jeigu neliečia mano odos ir neoksiduojasi, tada dengimas labai geras, išlaiko normaliai, labai sausas, tai jeigu oda sausa, tai tikrai nepatarčiau, bet jeigu oda riebi, tai labai gerai. Tai va, galite išbandyti, paprašyti mėginukų, jeigu neoksiduosis, tai jums gerai bus, jeigu oksiduosis, tai, ką jau padarysi. Toliau, šitos Maybelline Fit Me Foundationai. Labai geras dalykas dėl to, kad pigus ir labai daug spalvų ir tinka beveik visiems. Aš naudoju pačią šviesiausią 110, ką jau padarysi, bet taip jau ir yra. Čia jau turiu 2, nes vienas į pabaigą, tai nusipirkau naują ir dabar jau šitas tuoj bus į pabaigą. Šitas, kurį aš turiu, tai jau labiau riebiai odai, tai jau, šviesus, 110. Tai va. Vienas iš geriausių pigų, kokius naudojus, nes jau daug kas išbandė, pigus geras, ilgai laiko, faina, daugiau apie jį ir šiandien nelabai kalbėsiu. Toliau iš tokių turim Luxury Paris, ar kaip čia tarėsi, koks skirtumas, pirkau Maximui, nes buvo noras pirkti ir tiesiog pirkau viską iš eilės.
Tai yra Magical CC ir paprastas BB. Tai CC kremas aš nežinau, kiek jau iš jo aš išnaudojus, man jis labai patiko. Lengvai dengia, toks, tiesiog dieninis kremas su biškiais spalvos. Kaip kiekvienai dienai nešioti labai gerai, matinio nesuteikia, bet būda biškiais spalvos. Pas mane, kaip būdavo labai sausa oda, tai man labai jis patiko, labai gerai dengia. Užsideda toks seivą ir tada ištrinė ir pasidaro spalvotas, bet jisai vis dar labai šviesus, nes čia yra light complexion, o dar yra vidutinė ir, man atrodo, tamsi. Tai kaip labai tamsiom merginom, tai čia nerasi spalvos, bet kaip tokis, tai, jisai šitoks, aš jį vasarą labiausiai naudojau, tai jisai man kaip ant įdegio. Taip, čia yra įdegio spalva man. Tai jo. Dengia, taip vidutiniškai, labai lengvai. Šiaip galima užsikrauti jo ir daugiau, bet labai, tada jau gaunasi sunkesnė oda. Bet taip, tai čia toks lengvas kremukas, kuris biškį padengia, jeigu labai nenori, kad būtų sunki oda, bet bent jau kažkiek uždengtų, tai man labai šitas patiko. Šitas BB, irgi pirkau light, nes galvojau, tai šitas light tinko, tai gal ir šitas tiks. Ir ne, šitas yra visai kitas. Maždaug palygink. Anas buvo tinkamas, šitas ant manęs atrodo kaip karamelė. Bet ką jau padarysi. Aš jį naudojus ant kontūravimo biškį. Šiaip tai jisai gerai dengia, nesakyčiau, kad ilgai išlaikytų, nes čia vis tiek yra kremas, o ne foundationas. Atrodo normaliai, išžiūtų, tai gal, aš jo taip daug ir nenaudojus, 8 viename čia skaitosi su hialuronais, kolagenais, A, E, F, proteinais, visokiam nesąmonėm. Tai gal gerai ir būtų, bet tai aš tai jau nelabai naudoju, nes jau spalva net. Toliau turim Catrice. Aš labai mėgstu Catrice, labai pigi ir gera kompanija. 10 turiu ir 20 turiu. Tai, jo. Visų pirma, su 10, tai jinai tokia riebesnė konsistencija. Dengia daug stipriau, negu tu manytum BB kremas turėtų dengt. Man ir 10 per tamsi, bet ką jau padarysi, aš šiaip dažnai ant klientų naudoju ir su šitą beauty blenderiu labai lengvai pasidengia ir labai gražiai. Tai va. Dewy finish, kai išdžiūsta, tai būna matte, arba jeigu labai jau užpudruoji, tai tada būna matte. Bet taip tai dewy. 6 viename, balancing, correcting, protecting, illuminating, covering, moisturizing. Tai jo, sausai odai labiau, kombinaciniai sausai tokiai. SPF 30, tai jeigu jau labai subliksta norėsit fotkintis, tai nepatartina, bet atšoksit gal. Taip tai gerai laiko. Visą dieną beveik išvaikščiodavau su jais. Ką čia dar? Prieš gal metus išėjo šitas Dream Velvet Foundationas Maybellino ir Soft Matte Hydrating Foundation. Tai aišku, iš karto pirkau pačią šviesiausią spalvą ir aišku, pati šviesiausia man vis tiek pritamsi, nes aš nežinau, kas per žmonės jas gamina, bet ant manęs tai čia oranžinė. Jeigu nekreipsi dėmesio į spalvą, tai konsistencija tai šiaip nereali. Labai fainai, labai lengvai dengiasi, jinai tokia įdomi, nes jinai tokia gelinė, vos ne. Jo, tikrai nedaug reikia padengti. Ir dewy finish, tipo soft matte rašo, bet kaip gali būti soft matte? Jis yra arba dewy, arba ne dewy. Tai kaip ir matte, jeigu papudrinsi, realiai. Šiaip tekstūros neišryškina labai, atrodo gan natūraliai. Aš jį šiaip maišau su balta meko spalva ir man labai gerai viskas dengiasi ir labai fainai atrodo. Turim Garnier BB kremą, man jisai labai patiko. Aišku, eilinį kartą Light Claire yra bent jau 10 spalvų tamsesnė, negu man jos reikia. Aš šitą naudojau užtat ant daug savo klienčių. Čia yra Sensitive Skin, yra ir kitas, man atrodo, kuris labiau riebiai odai. Tai šitas man labai patinka, nes aš nelabai mėgstu to matinio, super matinio efekto, nes tas labai man kabinosi ant visų sausų odos dalelių ir viską labai išryškino. Tai šitas man labai patinka. Garnier BB kremas Miracle Skin Perfector lengvai uždengia, bet
užtenka to lengvai, nes jeigu jau labai kažką nori padengti, jau tada ėmė concealerį. Tai vienas labiausiai man patinkančių dalykų, pigus, patogus, fainas, taip toliau ir panašiai. Toliau L'Orealio Code Lumiere BB kremas. Gal pastebėt, kad aš labai turiu daug BB kremų, nes kažkaip jie labai man patinka. Ką jau padarysi. Gerai. Tai šitas irgi eilinį kartą. Nu kodėl? Kodėl tos spalvos tokios tamsios? Jie yra pas mus Lietuva. Pas mus beveik visos, pusiau albinosės. Ir jie vis tiek tokius tamsius daro. Taip, grįžtant prie temos, tai nu jeigu jisai būtų mano spalvos, tai aš tik šitą ir naudočiau. Man jisai labai patinka. Nu labai patinka. Aš jį dažnai kontūravimui naudoju. Nes vis tiek. Bet užtepi. Nu, atrodo, nu net nepamatysi ant odos, nu kaip gerai jisai susilieja, įsigeria, viskas faina, tik tais biškiai spalvos duodi. Nu, man tai yra tobulybė. Aš nemėgstu, kai būna uždengia visą odą ir tada atrodo visas veidas sunkus ir nors tu nori, kad padengtų viską, bet ne visą veidą reikia padengti. Tai, žiauriai fainas, rekomenduoju. Labai gerai uždengia viską, gražiai, viskas SPF 15, viskas, nu, tiesiog tobula, kaip kiekvienai dienai, kai nenori, kad pas tave būtų kaukė ir nesakytų visi, kad o dieve, ką jinai daro su savo veidu. Toliau. Iš YouTube'o girdėjau, kad Revlon Color Stay yra labai geras dalykas, tai paėmiau ir užsisakiau iš interneto 24 valandų, spalva šviesi. Nu, žiūrim, ką čia turim. Minusas iš karto, tai kad čia tiesiog buteliukas, be nieko. Tiesiog buteliukas. Kai ant veido pabandom, spalva gera. Labai matinis. Aš labai nemėgstu, labai matinį. Gal jeigu jūsų labai riebi oda, tai kaip tik valio, sveikinu. Radot, ką norėjo. Tai kaip jeigu jūsų parašyta normaliai sausai odai. Hei, velnio, jisai nėra sausai odai. Nu, nėra jisai sausai odai. Tu užsitepi. Ir tada tavo sausa oda pasidaro dar sausesnė. Žiaurus gyvenimas. SPF 20, tai tas gerai. Padengia, tai šiaip gerai, bet nelaiko jisai man taip, kaip aš norėčiau. Nu, jisai labai intensyviai dengia. Ir labai kabinasi ant visų mano sausų gabaliukų, čia kur prie nosies būna tos atplaišos odos ir viskas labai ryškiai matosi ir tada po 3-4 valandų tada jau viskas taip labai įsigeria ir tada labai viskas matosi ir tada... Tai gal jeigu jau kažkaip, nu, jeigu jūs jį turit ir jisai jums patinka, tai sveikinu, tai jūs išmokot kaip su juo dirbti, nes man taip nepavyko. Infallible 24 valandų L'Orealio. Man labai patinka. Nu, taip, man jisai patinka, bet, nu, eilinį kartą. Spalvos, hebra, spalvos. Ir tarp kitko, aš į visus šitus, kurie man per tamsus, paėmiau ir maišau baltą. Nu, nes, nu, kitaip neišeina. Tai šitas Infallible, jisai yra matinis, gerai laiko, 24 valandas tipo. Nu, ne tipo, nu, jisai tikrai labai gerai laiko, neišdžiūna per daug, matinis, gerai atrodo, viskas faina, aišku, spalvotai. Kodėl žiaurus gyvenime? Gerai, bandom čia. Gerai, ir iš karto atrodo kaip su barzda. Bet padengia gerai, išlaiko gerai, be jokių primerių, be nieko, viskas labai gerai ilgai laiko. Įsivaizduoju, su primeriais dar geriau laikytų. Toliau. Turim Max Factoriaus X Facefinity. Aišku, jau matosi, kad čia jau jo ant dugno, žiauriai ant dugno, jau antras mano buteliukas ant dugno, tai žinot, kad patinka. Skaitosi 3 viename, ir primeris, ir concealeris, ir foundationas. SPF 20, tai tas labai gerai. Ką galiu apie šitą pasakyti? Light Ivory 40 spalva.
gal vienintelė spalva, kuri man tinka visam pasaulyje. Kaip aš šitą dalyką radau? Dirbau Vokietijoje ir buvo, kai išėjo paskutinis Žvaigždžių karų filmas, buvo didelis makiažo stendas, tipo Žvaigždžių karų teminis. Ir šita spalva buvo taip tiesiai ir padėta, taip visa eilė vien šitos spalvos ir buvo maždaug, jie žino, kad moksliukai tik tais tokios spalvos ir gali būti. Nu tai aišku, pagrėbiau visų dalykų po vieną ir slydau iš ten. Bet šiaip galiu pasakyti, jisai matinis, jisai gerai dengia, jisai ilgai laiko, spalva man tinka, nu, maždaug kažkas panašaus į šitą Infallible, tik tais šitas neatrodo toks natūralus. Bet dėl spalvos aš pasiaukoju. Gal jisai nėra toks natūralus, bet jisai man laiko gerai. Plius dar šitas labiau rožinis. Pagal mane tai yra biški minusas, nes su rožiniu norisi labiau uždengti tą rožinumą, o ne paryškinti. O, biški matosi, kad jisai biški labiau rožinis. Pas mane labiau geltonas. Atspalvis odos. Bet jeigu jums tinka spalva, tai šitą dalyką labai rekomenduoju. Naudoju jau kiek? Treti metai, vos ne non-stop. Maišau su, jeigu nori lengvesnio, tai maišau su dieniniu kremu. Tiesiog biškį pamaišai ir viskas labai gaunasi toks BB kremas. Tai primeris, foundationas, concealeris viename, laiko ilgai, patogos nešiot, ypač jeigu dengi su tuo beauty blenderiu ir nedengi kaukės, o dengi lengvą sluoksnį, tai labai patogu nešiot, labai gerai uždengia, viskas labai faina, taip toliau ir panašiai. Gerai, priėjom prie MAC. MAC aš turiu vieną full coverage foundation ir aišku, balta, nes vienintelis dalykas, ką aš maišau su viskuo, tai yra baltas MAC full coverage foundation. Gerai dengia, labai gražiai atrodo. Paskutiniam savo video, kur ta cukraus kaukolė, naudojau vietoj baltų kreminių dažų, nes labai gerai dengia, labai gerai atrodo, viskas labai faina. Tiesiog neturiu kuo skūstis. Toliau, paskutinis ir mano mėgstamiausias dalykas visam šitam gyvenime, tai yra MAC Face and Body. Nu, gerai. Tai turiu 3 spalvas. Turiu baltą, turiu C4 ir turiu N9. Tai čia yra šviesiausia, vidutinė ir tamsiausia. Vien dėl to, kad taip patogiausia maišyti, jeigu jau ateina žmogus, kurio spalvos neturi, jau reikia kažką jau Picasso daryti. Tai ką galiu apie šitą pasakyti? Visų pirma, tai kad jisai labai lengvai dengia. Jeigu nori, kad jisai daug dengtų, tai jau reikia sėdėti ir krauti sluoksnį ant sluoksnio, bet atrodys labai gerai. Nes jisai yra lengvas, jisai maždaug skystas lengvas ir baltą dedu. Skystas lengvas, biškį spalvos davė, bet taip tai jo nesimato visiškai. Tai va tuo jisai ir yra geras. Šitokį foundationą naudokit, jeigu jūsų oda yra gera. Arba jeigu nori tik tais... Jeigu jūs naudojate tą techniką, kad su stipresniu concealeriu padengėt tą, ką norit padengti, o tada visą kitą ant veido, kas lieka lengvu daryti. Nes labai lengvas, labai gerai atrodo, ant visų modelių dažniausiai naudoja, bet daug kas alergiškas MAC-ui, ką aš pastebėjau. Daug kas alergiškas, tai su juo atsargiai. Tai čia, nežinau, ką daugiau net pasakyti. Klausimų turite, tai duokit, nežinau. Man sunku labai atsakyti į klausimus, kai man niekas neduoda klausimų. Na ja, kaip ir aptarėm viską, ką turiu kol kas. Jeigu turėsit kokių klausimų, galit klausti. Labai bus įdomu išgirsti. Šitas video išėjo daug ilgesnis, negu aš tikėjausi. Bet ką jau padarysim? Nu tai, vis geriau.